Kino teatruose jau kurį laiką yra rodomas gotikinis siaubo filmas Nosferatu, tai pakalbėkime apie jį. Nosferatu yra jau ketvirtasis režisieriaus Roberto Egeroso filmas, kurio stilistiką turbūt tikrai atsiminsite, jeigu matėte filmus Ragana arba Švyturys. Dalis filmo istorijos yra susijusi su senu grafu, kuris kartu yra ir vampyras. Tai jeigu tiksliau, grafas Drakula ir ši istorija buvo kaip archetipas sukurti Nosferatu, bet apie tai galima sukurti apskritai visiškai kitą video. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka Lily Rose Depp, Nicholas Hultas, Aaronas Tayloras Johnsonas, Williamas Dafoe. Žodžiu, turime tikrai labai daug puikių aktorių, kurie savo vaidmenis iš tikrųjų atlieka labai gerai. Pagrindinį vampyrą grafą Orloką vaidina Bilas Skarsgardas, kuris jau ne kartą vaidina monstrus, bet šį kartą jisai pasirodė taip, kad klausant jo, vien jo kvėpavimo per kūną ėjo šiurpas. Be to, kad aktoriai tikrai puikiai atlieka savo vaidmenis, filmas turi dar bent dvi stiprybės. Pirmoji yra vizualinė estetika su be galo daug įspūdingų scenų ir tikrai tamsiom niuriom spalvomis, kurios perteikia labai daug emocijų. Antroji yra garso takelis, kuris sustiprina daugumą filmo scenų, ypatingai tą pabaigoje. Ir jeigu jūs matėt filmą, žinote, apie ką aš kalbu. Bet aišku, reiktų nepamiršti ir tikrai geros ir įtraukiančios istorijos, kuri išpasakojama per daugiau negu 2 valandas ir neatsibosta. Na, o jeigu jūs matėt Nosferatu, pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowint. O jeigu norit daugiau išgirsti apie šį filmą, įsijunkite 33-ąją rekomenduojam podcast'o laidą, kuri pasirodys jau šį sekmadienį ir pasiklausykit.